ką, šiandien pas mus labai skirtingi deriniai. Ir dinamita bus, ir maras priedas prie pelečių, patys peletės dinamito mano klasika. Method feeder peletas iš dinamito. Na ir pasibustinsim su sweet cornu iš lusko. Tai reikia nuo kažko pradėti, na? Užsipilsim. Aišku, gal per daug. Dėl spalvos pakeitimo redrobino. Gražu. Taip, vandenuko. Opa. Ir paskui išsimaišysim dar tokį pelė tuningą kukurūzų skonį. Taip ir galvojau, kad reikės pasiimti boosterį, nes realiai beveik bekvapės jaukas, visiškai, nors parašyta kukurūzas. Nu, bet stambesnio frakų, kaip stambi, čia yra pelečių. Čia yra pelečių irgi. Jaukas, aišku, yra biudžetinis, iš jo reikalauti kažko daug nereikia. Taip, mes čia leisim pabrinkti. Iš karto dedam opa ir išsimaišyti, kad kvapas įsigertų. Ja, čia kvapas tai nuostabus. Taip, dabar biškį taip patį vandenuką. Niekada neišpilkit vandenuko iš popelečių ir drėkinkit jauką su juo. Peletės pas mus jau tikrai galima vartoti, galima pabandyti pašerti. tą ir padarysim. Gerai, paduosim ant starto, jaučiu tokias 3, dar 2. Čia skandinti. Ir gaunas toks grožis. Na ką, pirmą sportinuką turim. Ir išsimuojam. Piktas koks. Gražus. Varyk namo. Aba. Apsimeta gal smagi žvejyba šiandien. Smagiausia man turbūt šitam kanale tai, kad čia man patiko viena frazė kolegos vieno, kad čia iš tikrųjų kaip planeriai išvažiuoja taip meškeriai iš karto, net nėra jokių ten, sakykim, pastuksenimų. Jie paima ir iš karto važiuoja, va tas tai tikrai smagiausia turbūt dalis. Dėl dydžių žuvies yra įvairios, bet tikrai šiandien nenorėčiau pasigauti 10 kg karpį, man labiau norėtųsi daugiau sportinukų, kad ta būtų aktyvi tokia žvejyba ir turėjau kibimą, nesuprantu, ar čia pasileido.
Jo, pasileido vis dėlto. Kaip sakau, labiau norėtųsi šiandien tas aktyvios žvejybos su sportinukais, ne dėl dydžių ir kilogramų susirinkom čia, labiau pasimėgauti iš tikrųjų kanalų, pagaliau gamtoj, o ne miesto centre, nes, aišku, nebuvau filmavęs, bet Danės upiai centre vėl Klaipėdai buvo žvejota, pagaliau karštis ten yra. Aišku, labai sunki žvejyba, orai prasti. Neduoda tas irgi stipriai aktyvios žvejybos, tai bent jau, sakau, jau to ir noris, kaip sakant, čia iš to kanalo. Smagiausia dalis man tai, kad čia pagaliau galiu ištestuoti savo meškerę, savo rytę. Tai buvau vienam kaimelėje, tai ant amūro patestavau, bet amūras yra amūras, būtent sportinukų karpiukų norėtus pasigaudyti vien dėl to, kad pažiūrėti, kaip aktyviai dirba pati meškerė. Tai va, išvažiavome. Oba. Ir pasileido. Ir kame bėda. Kabliukas aštrus, viskas gerai. Na, vadinkim, kad čia taip turi būti. Labai greitas atsiliepimas. Galiūna. O. Čia apie gerą turim. Smagiai meškerė lenkėsi. Labai man buvo svarbu, kad ne per... Žodžiu, bus didesnis už visus kitus. Nors netoks ir jau didelis. Bet malonus priešininkas. Gražu? Sakau, kad tu karščių čia turi būti, nes seilį tai mačiau. Smagaus dydžio. Seilių milijonas, Jėzus man. Ten sveika žuvis. Patokia. Keliauk. Vėlgi šiandien puikus pavyzdys, kokią įvairovę žuvies tu gali gaudyti su metod feederiu. Tai buvo šiandien karpiai, plačiakaktis, karšis ir pač pirmą paaugavau koją. Tai iš esmės šį sezoną turbūt visas esu žuvis pasigavęs baltas žuvis, tai ant metodo, apart turbūt, net nežinau apart ko. Karosai linai buvo, amūras buvo, plačiakakčiai, karšis, karpis.
Kažką turbūt pamiršau, bet, sakykim, visas žuvis, pavadinkim taip, vis tiek galim pagauti. Va. Turim gerą kibimą. O, papa. Aš šitą jaunuolį jau sunkiai pratraukti. Aha. Neiškilim. Ai, nutrūko. Bet net suprast, kas per žuvis. Keista elgsena. Nuo dugno nepakėliau. Nebus tai šamas, nežinau. Mažiuk šamukas gal, nežinau. Bet nuo dugno neatkylo visiškai. Amūras. O čia tai rimtuką vaikiną turim. Net nežinau, kaip aš jį partempsiu. Ryte nesisuka. O, papa. Ne, nėra toks jau ir galingas, kaip pasirodė iš pradžių. Kam vargint ranką? Valas kaip styga.
Gražus. Nu, 10 nėra, bet 8 drąsiai. Vaikinas.